Mąstymo ir komunikacijos planeta Merkurijus ožiaragio ženkle nuo sausio 8 dienos iki 28 dienos. Aš, Jolanta Jurkynenė, jaunaties svaja, klausyk toliau ir išgirsi dar daugiau. Artimiausios savaitės tinkamas laikas kurti planus ir strategijas, kaip siekti užsibrėžtų tikslų, palanku optimizuoti ir gerinti įmonės ar asmeninę veiklą, pradėti gamybos procesus, kelti kvalifikaciją, laikyti egzaminus, baigti pradėtus darbus, sisteminti pajamas ar sulaukti gero pasiūlymo, taip pat tvarkyti įvairius dokumentus, vykti į komandiruotes. Šiuo metu puikiai seksis statybininkams, programuotojams, administratoriams ir individualių įmonių savininkams, valstybės tarnautojams, politikams, tiems, kurie užsiima pagyvenusių žmonių klausimais, pensijų kaupimu, nuoma ar pardavimu nekilnojamojo turto. Bendravimas dalykiškesnis, konkretus, atsisijoja nereikalingi kontaktai, labiau domina politinės naujienos, skaičiai, konkretus rezultatai veikloje, o ne pažadai. Daugiau atsakomybės šiuo metu, mažiau kritikos savo bei kolegoms artimiesiems. Ne vienas turbūt pažadėjote savo nuo naujųjų metų pradžios imti sportuoti. O nuo kurių naujųjų metų? Ar žinote, kad jų mūsų gyvenime net 4? Jei žinote, pakomentuokite. Dėl pažadų sportuoti taip pat. Beje, jei esate gimusi 16, bet kokio mėnesio dieną kaip aš, pagal skaitmeninę ir karminę numerologiją, jūsų asmenybė veikia 16 staro arkanas ir sportas vienas iš būdų harmonizuoti asmeninę energiją, būti laimingam bei sėkmingam. Štai kodėl taip pakylėtai jaučiuosi sporto metu ir po jo. Rūpinkitės sveikata ir jūs.